Sveiki visi, žiūrintys mano kanalą. Pradedam žvejybą Laumeno ežere, rytų Lietuvoje. Ežeras labai gražus, esantis miške. Toks jisai yra licenzinis ežeras, bet labai primena ir laukinį. Tikslas, aišku, pagauti žuvį. Kągi mes naudosime? Naudosime Sweet Tiger builiukus. Taip pat šiek tiek naudosime Complex T builiukus. Dar kaip visada į spot mixą naudosime smulkintus tigrinius riešutus. Pačius tigrinius riešutus. Aišku, kanapės naudosime. Taip pat naudosime ir Robin Red pelėčių dėsime. Green Betaine. Ir manau, kad dar naudosime tigrinės paletės. Tai kas liečia spot mixą. Stick mixas esmė irgi tas pats. Smulkinti tigriniai riešutai. Eina po to tigrinis stick mixas ir smulkios tigrinio riešutų ir krylio peletės. Realiai naudosim sistemą šiandien. Naudosime tas pats running rigus. Bandysime gaudyti nedideliu atstumu apie 80 metrų su 2 uncinių svareliais ir naudosime pakankamai ilgus pavadėlius, nes prasimarkiravus dugnas tikrai yra minkštas. Naudosime 40 cm pavadėlius, kabliukai 8 numerio, masalai, kaip mato, čia yra balansas Complex T su plaukiančiu tučiu. Antras masaliukas tai bus apipjaustytas Sweet Tiger builiukas su mano pamėgtų Secret Slammer builiuku. Ir kaip visada trečias masalas dažnai mane gelbės, tai yra tigrinis riešutas su plaukiančiu kukurūziuku. Šiek tiek apie ežero ypatumą. Ežeras turi tokį liktai dvigubą dugną, liktai daugiau žolės ant dugno. Taip reikia atsargiai naudoti didelius švinus ir trumpus pavadėlius. Sistemas daug kas čia žvejoja su helikopteriais. Ežeras pakankamai dabar apsėdęs bus šiandien, šį savaitgalį, nes vyksta ežero atidarimas, tai žvejoja daug klubo narių, taip pat ir kviestinių svečių. Tai iš dešinės man kompaniją laikys Vaidas Žvinys su kolega, iš kairės Laimis irgi, su Algiu irgi, geri mano bičiuliai. Priešais irgi yra žvejojančių, taip kad liūdna nebus. Ir Valdas Paliūtis sakė prisijungs, Nikas Edžiukas, senbuvis karpininkų kolektyvo. Taip kad po biškį daromės PVA. Į PVA tiesą naudosime tokius PVA plaukiančius kukurūziukus. Jų galima įsigyti tiek žvejo parduotuvėse, tiek ir kitose. Ir pašte, man atrodo, aš perku pašte, tai yra daug pigiau, o esmė tas pats viskas vyksta. Taip kad į PVA, darydami PVA, įdėsime šiek tiek tų plaukiančių kukurūziukų, kad jisai išlaikytų pavadėlį su masalu ilgiau nenusileidusi ant dugno. O po to PVA ištirps, iškils, atitrūks ir pavadėlis gražiai nusileis ant minkšto dugno, bet nepapuls į dumblą. Taigi atsimarkiravom, bandom mestis ir padedam žvejybą. Kaip ir minėjau, imam porą PVA kukurūziukų, dedam, juos biškį paguldžiam, tada įdedam šiek tiek PVA mikso. Viską sugrūdam ir gaunasi tokia koinytė, ant kurio galo gaunasi toksai kaip kepurėlė iš PVA kukurūzų, kurie visą pavadėlį išlaiko virš dugno, tol kol PVA koinė neištirpsta. Uždėjimas irgi labai paprastas, tiesiog kabliuką smeigiam į PVA koinytę ir tą dalį, tada darom kilputę tokią atvirkščią ir užderiam. Ir va toks va masalo prezentacija, jinai vandenį, atrodo taip, ant pavadėlio stovi, po to ramiai ištirpsta PVA koinė, jinai gražiai nusileidžia.
Nu ką, bandom mesti. Spod miksas kaip ir gatavas, ką tik užpyliau biškį likvido Sweetiger. Va šito išmaišėm, palauksim, kol biškį įsigers. Tigrinį tiek cielą, tiek trintą, tiek kanapės irgi sudėjau į vieną kibiriuką ir prieš metant šitos du komponentus sumaišysiu. Šiek tiek gal įdėsiu arba Z-Cloudo, gal panaudosiu šį kartą Sweetiger Z-Cloudo miksą ir pradėsime šertis. Pradžiai, manau, kokios 10 pombų pilnai užteks, o tokio va lengvo pašaro. Esame 16 sektoriui pas Laimis Algių, o kaip matot, užmestos meškerės. Vyrai gaudo nuo vakar. Vakar pagavo 2 karpius. Tiesa neįspūdingus, tokius apie 5 kg, bet kibimas yra. Nu ir tai džiugino. 18-19 sektorių nuo pontonų irgi atvažiavo klubų nariai žvejoti. Nu ką, ežeras aprimo. Vyrai ruošia maistą, slepiasi tarp medžių. Žodžiu, oras taisasi, manau, kibimų irgi bus. Taip, kad laukia įdomią žvejybą. Sistema. O žiūrėk, šnuras toks, ble. Nu ką, kibimas pas kolegas, be valgant šašlaiko, bet dėja atsikabino ar yra? Atsikabino dėja. Nu nieko, sulauksim kitų. Buvo klausimas dėl įrangos naudojimo, tai pasikartosiu, jau buvau sakęs. Pagrindinė, tai kurią mėgstu naudoti iš meškerių, tai Shimano TX Ultros 13 pėdų meškerės šitos ir Shimano Aero Technium MGS rytės. Valą naudoju daivinį, softą 0,27, šoklyderis kordinis ir po to smulkmenos jau eina. Tai litkoras, klipsai, tai čia pagrindė Foxas. Tai kaip matot, stovas paprastas taivas, signalizatoriai, svingai, kaip ir viskas iš įrangos.
ežeras. Visi užimta tikrai nemažai. Kiek čia mūsų žvejų? 6, 7, 8, 10 žvejų ant ežero. Apsėstas ežeras, galima sakyti. Visi užsimetė, pasišėrė, kas mažiau, kas daugiau, kas kokią taktiką naudoja. Kaip ir kibimų karpinių, bent šitam krante, kiek čia mūsų 4 sektoriai užimti, neturėjom. O turėjau vieną tokį kibimuką, tai raudė užsikabino, kurią atakavo matyti lydeka, nes šviežias žymės yra. Bet lydeka irgi raudė buvo matyti per didelė ir jinai atsikabino. Ką tik nustojo lietus, bet šiltas gražus vakaras. Tikimės pagauti kažką rimtesnio. Dabar einam bendrauti su senai matytais vyrais apie žvejybą. Labą rytą. Išaušo šeštadienio rytas. Naktis buvo kažkiek lietinga, bet tikrai rami ir šilta. Sklaidosi rūkas, kibimų bent jau pas mane tai nebuvo. Bandysime persimesti, pasišerti. Dar pereisim per sektorius, paklausim, gal ir pas vyrus buvo koks kibimas. Kol kas labai gražu, ramu, bet žuvis kažko tai nenori ragauti mūsų masalų. Bandysim gal kažką pakaitaliot. Persimetam, pasišeriam, bandom kažką suvilioti. Na ką, pasikalbėjau su kaimynais, tai po dešinę Vaidas su kolega kibimų neturėjo, po kairę Laimis su Algiu, 3 valandą nakties pagavo, panašiai sakė, apie 10 kg gražų karpį. Eisim, pasižiūrėsim. Pažiūrint į ežerą, vėjo visiškai nėra, gal pabandysime pasimaišyti zyginio mikso ir užsimesti zygą. Luomenoj, kaip žinome, ant zygo kartais pasigauna. Ežeras pakankamai skaidrus, bandysime kažką tai gal išzyginti. Nu ką, esam pas Laimį su Algiu. Parodys savo gražuolį, pasversime, padarysime fotosesiją. O jisai, žuvis tikrai graži. Pilvuką turinti, užkybo 3 valandą nakties, turbūt galbūt ir vienintelis praeitos nakties mūsų visų lankytojas. Smarkiai taškosi pabuvęs maiše. Nu vaka. Ne, tai į maišą išdėti reikia. Kai visada jų tas pelekas paima ir apsisuka į tuos retesnius maišus. Svarstyklės nenulinam. Žiūrim. Nu tai panašiai taip ir galvojam. 11 300. Va, koksai gražuolis. Paversk čia. O, koksai gražuolis.
Nu ką, fotosesija baigta, leidžiam žuvį atgal. Lauksim, sugrįžtam. Na ką, zygą bandysime rištis zyginę sistemėlę. Pakankamai paprasta zyginė sistemėlė. Pavadėliam naudojame tokį va Zig, nu, čia Fox'o toksai yra gaminys. Zig Disc vadinasi. Ant jo gan patogu yra suvynioti ilgus pavadžius. Tai va naudosime, čia bus 8 numerio Foxinis SSSP, man atrodo, kabliukas. Avido 10 mm plaukiantis masaliukas geltona juoda. Nu, zyginis valas. Ant galo uždėsime antitanglerį. Taip pat naudosime inline svarelį. Prie šoklyderio ryšime štai va tokį va suktuką su greito jungimo, su greita jungtim, bet su perėjimo žiedelė, kad traukiant pavadėlis ilgas nesipintų, nes kada traukiat, zyginis masaliukas sukasi ir supina pavadėlius, jeigu jie ypač greitai traukiat. Reikia zyginį pavadėlį traukti meškerę, ištraukinėjant, permetinėjant, reikia pakankamai neskubėti, nes kitaip reikės išmesti pavadėlį. Na ką, viską bandom rišti. Gaudau 80 metrų, kaimynai iš abiejų pusių gaudo ant 100 metrų. Aš tokio biški lomoj gaunausi. Zygą pabandysime užmesti ant kokio 110 gal metrų, išeiti į priekį šiek tiek ir pažiūrėsime, kas iš to gausis. Zyginį pašarui naudosiu tą patį kanapės su smulkintais tigriniais riešutais ir Zig Cloud Sweet Tiger. Bandom maišytis, metam, žiūrėsim, kas bus. Vidurdienis, kol kas Valmenoj viskas ramu. Ką tik dar pašėriau šiek tiek ir dugną, sumečiau 10 pombų. Zygą gal porą kartų šėriau po 4 pombas, bet kol kas ant Zygo jokių atsiliepimų nėra. Vėjas pasikeitė, daugiau žuvų niekas nepagavo ežere. Lauksime vakarinio kibimo, o gal dar po pietų ir ant Zygo kažkas susigundys. Bet oras puikus, tikrai, ežeras irgi labai gražus. Lauksim kibimų. Labai gražus vakaras prie ežero. Diena prabėgo žaibiškai bendraujant su senais pažįstamais. Kibimų pas nieką kaip ir nebuvo. Ir Zygų bandėm gaudyti, ir ant dugno laikėm. Bet kažkodėl tai kol kas žuvis nelabai nori imti mūsų masalus. Visa, aišku, viltis yra ant nakties. Gal naktį geriau pasiseks. Beliko permetimas prieš naktį. Manau, kad vis dėlto, kad ir kibimų nebuvo, čia pakankamai daug yra baltos žuvies, tokių kaip raudės, linai, tai manau vis tiek reikia šiek tiek pašerti. Masalus paliksiu tos pačius, nes nėra tikslo kaip ir juos kažką tai keisti. Žuvis centre rodosi, kitur. Bet arčiau kažkaip nelabai prieina prie mūsų pašaro ir masalų. Tiesa, va, kur pagavo Laimio kolega tą karpį, tai pagavo nusitolinę šiek tiek maždaug apie 15 metrų už pašaro. Nu, aš vis dėlto gal paliksiu meškerės šalia pašaro, tikiuosi, kad gal naktį arba dar vakare arba anksti ryte kažkuris tai karpis susigundys mano siūlomų masalų. Manau, sistemos kaip ir viskas kaip ir geros. Išsitraukiant jokių žolių kažkaip tai nėra, nors aplink tikrai daug žolių, susiradau tokią vietą be žolės. Nu, tokią juostą 4 metrų.
Ir va ten iš šerių ir gaudom. Pašaras tas pats lieka, boiliai, peletės, tikriniai riešutai ir kanapės. Permetam, pasišeriam ir einam toliau bendrauti su senais draugais, karpininkais. Naktis buvo rami, ne man vienam, bet visam šitam krantui. Karpiai nepanoro paragauti mūsų masalų. Šilmintis neatėjo. Aišku, mes pabandėm iš vakaro dar užsimesti biškį toliau už Serymečių. Kas 110, kas 120 metrų. Marius užsimetė 130 metrų. Bet karpiai nepriėjo. Matyt, ar oras toks pasikeitęs iš karto iš tokio prasto į tokį šiltą. Kažkiek gal paveikė žuvis, nežinau kodėl, bet kimimų daugiau nesulaukėme. Nu, ką darysi, ne visada kažkas tai kažką pagauna. Būna, kad ir nepagauna, bet laikas praleistas žvejyba visada yra geras laikas. Nu, tai dar pabandysiu gal užsimesti zygą. Šiek tiek gal pasišersiu, persimesiu aišku ir dar iki pietų pabūsiu, nes oras tikrai puikus, ežeras gražus, gal dar kažkas tai susivilios. Baigiam savo sesiją Lomeno ežere, ežeras tikrai gražus, vieta irgi graži ir gamta graži, tik karpiai dar matyt nepabūdė po žiemos. Vis dėlto rytų Lietuvoje šitas procesas vyksta šiek tiek vėliau. Nieko pabandėm, pamėginom, kolegos darė tokią kaip treniruotę. Ir toksai kaip gavosi susibūrimas senų draugų. Pasėdėjom gerai, pakalbėjom apie žvejybą, gerai praleidom laiką. Nu, ką darysi, ne visada žuvis yra pagaunama. Šį kartą neteko pamatyti man kibimo, neskaityti raudės. Bet Laimis su Algiu pagavo 3 karpius. Prieš tai, kai oras nurimo, dabar po biškį oras kaip pakilo vėjukas, bangelė. Manau, kad ežeras išjudės ir po geros savaitės jau džiugins visus čia žvejojančius gražiais laimikiais. Nu ką, kitą savaitę prasideda Lietuvos čempionatas. Bus toksai kaip ir savaitė bus gana įtempta, reikės ir pašarus ruoštis, ir įrangą tvarkytis, ir valus keistis. Kiek žinau, dabar baigėsi kintų. Pirmas etapas, pagauta tikrai didelis kiekis žuvies, turbūt virš 10 tonų, gal daugiau, nežiūrėjau, paskutinis kartą, kaip žiūrėjau, buvo virš 9 tonų. Tai labai įspūdingi kiekiai. Nežinau, ar tai bus per Lietuvos čempionatą, žiūrėsim. Bus tikrai įdomus čempionatas, bus 2 zonos, daug naujienų.
Nu ką, susitiksime tenai, pamanysime tenai kažką pafilmuoti, pasižiūrėti ir prenumeruokite mano kanalą, dėkite laikus ir susitiksime po čempionato, išleisime video, kaip sekėsi mums tenai.